greičiausiai net nebuvo Lietuvoje ir nestatė čia tų miestų. Tai klausimas iškylo, iš kur tie miestai ir kaip jie atsirado po žeme. Remiantis švedų 15 amžiaus žemėlapiu, šitie miestai jau stovėjo. 1539 metai, rastas žemėlapis, jūrinis žemėlapis. Galiu atkreipti dėmesį į Islandiją, klimatas Islandijoje, auga medžiai, žmonės gyvena palapinėse, daugiabučiai, fabrikai, šiltas klimatas, bažnyčios, laiveliai, ganosi karvės. Urvai, žmogelis groja basas, žąsis plaukioja, dar krokodilai kažkokie, nesvarbu. Aišku, ledo lytis kažkokios priplaukia, bet Islandijoje yra šiltas klimatas, jokių ledo kepurių ir šilta. Grenlandija irgi, laiveliai, žmonės tokie pusiau su koinytėm, palapinėse gyvena, medžiai auga, užsiima kažkokiu medžių verslu, šilta, gera, Grenlandijai, jokio 3 kilometrų ledo sluoksnio, 1539 metai. 39 metai. Tai taip, jeigu jums ten kyla klausimų dėl autentiškumo, pasižiūrim, sakykime, Didžioji Britanija, Škotai, Anglija, Anglijos regionai, Rothschildas, visi reikalai, tikslų su meridianais, su visais, Danija, visur žalia, visur auga medžiai, kad jau taip, tai važiuojam pasižiūrėti, kaip čia su ta Lietuva. Čia dar yra Gotlando sala, Visbio miestelis, kaip yra, taip yra miestelis, jisai, jeigu kas buvo Visbėje, tai Visbės jisai aptvertas į tvirtovės sieną, kaip čia, ir ten toks miesteliokas su daug šventyklų. Ir čia dar Honburgas ir visokie kiti miestai, kuriuo aišku jau nebelikę. Taip, čia taip smarkiai apgyvendintas Gotlandas, mūsų kaimynai švedai. Toliau. Irgi važiuojam pažiūrėti, kas vyksta mūsų šaleliai. O čia randam Sigismundą, Lietuvos, Lenkijos karalius. Yra Vytis, yra Relis, Lituanija. Matot, Lenkijos, Lietuvos karalius Sigismundas su visa atributika, su tom visom regalijom, kurios kažkur tai dinga, paskiau pusė dinga, pusė nedinga. Vytis, Lietuva.
visokie dalykėliai, žalčiai ir visa kita. Tai čia pusiau pagonis dar, pusiau nepagonis, nu va. Verslas vyksta su laivais kažkoks, tai va, Vilnius ir va. Vilnius stovi miestas, jau pastatytas, gražiausias miestas, va. Kaunas, Ukmergė greičiausiai, Tauragė, Varėna, Mėmelis, tai Klaipėda, va kokia žvaigždės formos tvirtovė, visas ten viskas tvarkoj su Mėmeliu ir va Vinborgas, kur jisai, pažiūrėkit, koks galingas miestas, kokia tvirtovė. Ir Vinborgo mes jau neturim Lietuvoj. Tauragė yra, Vinborgo nėra. Pažiūrėkit, koksai galingas. Vėlgi, va dabar apsemtos teritorijos, užlieti kaimai, ar miesteliai netgi, va, jau po Baltijos jūrą, va. Jie atsiradė po Baltijos jūrą, viskas pažymėta, visa Baltijos pakrantė, va, visi miesteliai jau amba, užlieti, vandeniu, purvu, va, kažkas jau įvykę, va. Va, Vinburgas, kurio jau mes neturime, praradę. Taigi, va, miestai jau stovi. Miestai stovi. Nu, jeigu, va, čia neaišku tie, va, daugiabučiai, daugiaaukščiai, tai neaišku net ką jie čia simbolizuoja. Labai įdomu. Va, Livonijos ordinas, va, stovi. Miestai dega, kaminai kažkokie, va. Ryga, va, didžiausia, nuostabiausia, su savo bažnyčiom ir Komu. Meistrai iš Komo regioną jau čia padirbėjo iš Peties, bažnyčių Pripečkinė, va, visas regionas, va. Kuršiai, va, su savo, va, miesteliais, Žemaičiai. Ir, va, prūsai su savo visais, va, miestais ir miesteliais. Ir viskas yra, viskas pastatyta seniausiai. Kas pastatė tos miestus, va. Jeigu jums rūpi, va, pasižiūrėkit. Viskas, va, mokslininkai niekaip neranda, čia, va, visi jau konkrečiai sužymėti, va. Tie miesteliai, kaimeliai, viskas po Baltijos jūrą, va. Randa medžius, labai stebisi, čia, va, 10 000 metų, čia viskas paskendė. Ne, čia viskas buvo čia ir dabar. Čia ir dabar. Viskas įvyko ką tik, keli šimtai metų. Šviežiai. Viskas įvykė ką tik. Va, ir va. Livonijos vakariaunas, va, prie Estijos, va, užkariavę jie čia tos visus pagonis ir kala ruselius, va. Ruseliai, aišku, va, tokie viški. Pavargę, neapsirengę, su ietim, bet jie tokie jau daugiau azijietiški. Čia, va, juos jau atvarė to ordinas. Jau, va, Livonija plečiasi. Nu ką, pasižiūrim, kasgi pas su troliais vyksta, ten išvis reikalai. Nu, čia atsisiųsit, pasižmonėsit patys, Kartą Mariną, atsisiųskit, pastudijuokit, labai įdomu, viskas surašyta, viskas parodyta, viskas, va, visas
kas ką valdo, kur kokie regionai, kuo užsiima, dienovidiniai, viskas puikiai parodyta. Ir klimatas Žemėje yra šiltas, jokių dar katastrofų. Apart to, kad užlieta Baltijos jūros pakrantė, vandens lygis pakilęs, visas kraštas. Bet žmonės čia jau po kataklizmo atsigauna, kažkokius veiksmus vykdo. Tai tokie pastebėjimai. Mūsų mokslininkams čia kosmosas, jie į šitą nesigilina, sakau, Islandija, labai įdomu, Grenlandija, tai čia, sakau, Trumpas čia turi dėl ko reikalų, jeigu čia dabar tas nutirpstas ledo gabalas visas nuo šitų vėl eilinį kartą, tai bus įdomių. Toliau. Taigi, pastatai jau yra, o juose gyvena žmonės. Ir žmonės jau matomai kelios kartos žmonių. Sakykim, viskas jau apšnerkšta, didžiausi, gražiausi pastatai, pažiūrėkit, koks lygis, kokie, čia paveikslais, matot, piramidės, kokie pastatai. Ir viskas apleista, o po to piemenaitė, mergaitė ant arklio, tame visame fone gano karves. Kodėl ne mieste? Todėl, kad mieste išgyventi nėra kaip. Mieste neišgyvensi. Paprasčiausiai neišgyvensi be komunikacijų, be nieko. Mieste išgyventi yra be šansų. Todėl žmonės bėgo iš miesto į provinciją ir bandė išgyventi taip. Dar vienas dalykas, kad miestas yra specifinis, miestas be kaimo negali išgyventi. Mieste gyvenant turi būti infrastruktūra kažkokia. Kanalizacija, vandentiekis, apšvietimas, elektra, turi būti transportas, gatvės, visa infrastruktūra turi būti mieste, kad tu galėtum išgyventi. Ir miestas be kaimo be šansų, nėra jam kaip išgyventi, jeigu jis neturi maisto. Vienu žodžiu, kaimiečiai augina maistą, gamina, miestas pramonė, aprengia kaimiečius, teatras, kultūra, visa kita miestas duoda, vienas be kito negali gyventi. Kultūringai, ta prasme civilizuotai. Aišku, kaimiečiai gali išgyventi, jie auginsis toliau savo karves, kiaulės, vištas, jie išgyvens, bet miestas be kaimo be šansų išgyventi miestiečiam. Taigi, sakykim dabar senovinis miestas, taip, jisai jau turi būti ir turi gatves ir daugiaaukščius pastatus, daugiaaukščiai pastatai. Kas įvyko su daugiaaukščiais pastatais, kai žmonės pradėjo gyventi laukiniai, kai jie bandė vėl apsigyventi miestuose. O įvyko paprastas dalykas. Lifto šachtos buvo prišiktos, fekalijų pilnos, visur viskas pilama per langus,
ir dizenterijos, antisanitarija. Ir tie žmonės viskas, jiem ten išgyventi praktiškai buvo maro epidemijas. Nu, vat kaip Londone, sakykime, buvo, jie ten gyveno ilgai ir laimingai nuo kažkiek metų. Ir po to apie 1700 metus per pramonės revoliuciją, kai jau vėl į Londoną grįžo žmonės, jie neturėjo eilinio vandentiekio, jau vėl jie nemokėjo naudotis tualetais ir visom kitom komunikacijom. Ir kas įvyko, Temzė, visos fekalijos, visos šiukšlės, viskas buvo į Temzę, viskas buvo varoma į Temzę, viskas pilame per langus į gatves ir viskas buvo apšnerkšta. Ir anglų džentelmenai braidžiojo po šūdus iki kelio jie. Ir mirė, ir damos, ir viskas buvo baisusinė antisanitarija. Ir kažkodėl jie tiek metų pragyvenė iki tol, po to nemokėjo gyventi, kažkodėl staigiai atsiradę vėl jie pradėjo nemokėti gyventi tam pačiam mieste. Tai vat yra tokie nesutapimai dideli. Nu ir po to, taigi, tose miestuose, kurie dabar po žemėm, jau gyvena bent jau kelios civilizacijos, kelios kartos. Tai buvo ir Tvanas, ir Maras, ir Karas, ir tos kartos, kelios kartos, viena po kitos, tai dingsta iš miesto, tai vėl ateina, va tokia teorija. Taigi senieji miestai stovi ir bandysime toliau gilintis į istoriją, kas, kaip ir prie ko. Taigi, po kol kas, iki sekančio.